ši istorija yra ryški, reikšminga mūsų šaliai ir nesvarbu, kad graudi, bet ir kad blogai baigėsi, bet iš tiesų labai graži istorija. Tai tiesiog dar tai buvo, reiškia, tinkama, sakykime, tokiam baleto pastatymui, nes ne visi siužetai gula iš tikrųjų teatriniai erdvėj. Tai, o šis, man atrodo, kaip tik buvo labai tiesiog tinkamas ir aš šiaip mėgstu statyti apie meilę. Persiskaičiau lietuvių vertinimus šios istorijos ir taip pat lenkų vertinimus šios istorijos, todėl kad jie yra labai skirtingi ir labai skirtingai traktuojama, reiškia, pati Barbora ir santykis į ją. Ir aišku, kad tas yra, bet aš vis tiek, kadangi esu gimusi Lietuvoje ir galbūt žiūriu daugiau lietuvių akimis į šią istoriją, tai reiškia, kad aš ją idealizuoju šiek tiek. Ta prasme, kad aš noriu parodyti ją gražiai, Barborą, ir taip pat jų tą meilės istoriją. Bet žinoma, kad labai stengiuosi nenutolti nuo tiesos, vis dėlto istorinės tiesos, nes šitas spektaklis jokių būdų neturi tapti mano abstrakčia vizija, asmeninė, todėl kad tai yra vis dėlto nacionalinė tema ir daug žmonių turi apie ją savo nuomonę ir kaip ir aš to ir siekiau, kad vis dėlto istoriškai būtų maksimaliai tiesiog nenutolta nuo tikros istorijos. Vat žiūrovas ateina, jis žiūri spektaklį ir jį jaudina tai, ką jisai mato, arba ne. Tai vat, o ką jie šoka, kaip šoka, kokį aš stilių naudoju, ar tai yra baletas, ar tai yra, reiškia, kažkokie šiuolaikinio šokio perėjimai, ten, suprantat, tai iš tiesų visiškai jokio skirtumo. Arba veiksmas įtraukia ir tau įdomu, ir tu iki paskutinės minutės esi tame, arba ne. Tai va, čia, man atrodo, pagrindinis tikslas ir užduotis.